Supratau. Dieną norėčiau, koks jūsų vardas paklausti. Taip, esame valstietis Marijus, keliama iš tų teritorijų, taip pat mokiausi to čia jūsų gimnazijoje, teko baigti 1980 metais. Dabar klausimą norėčiau užduoti, gal jūs žinot, iš kur kilo Kražių vardas? Didelė sene, kada žemaitė atėjo į tą vietą, reiškia, ani užlipin ant kalvas, ant kurios nežinau, netiksliai nepasakysiu, gal ir nuo kaltinėnų, ani paveizėjai tą aplinką. Gražė! Medžiokalnis, Dausina ežers, gražanti. Ir tas Dievs lieka iki šių dienų. Tik tas neprietelė atein vietoj G raidės K parašė. Ir mes po šiai dieną sakom Kražė, o senovė sakydavo grožė. Atinka atsakymas? Taip. Nu gerai. O gal galite pasakyti, kaip atsirado akmenai, išgrįstas Kražių gatvės? Žmonės buvo didelė išmintingi senovėje. Kad nereiktų bristi per dumblą, reiškia, gaspadoriams buvo duotų komandų surinkti akmenis nedidelį svorį ir suveždavo. Reiškia, pavasarį, kur buvo numatytas gatvės, tik gaspadorė buvo ir akmens kaldžė, toks amats, dabar yra meris. Ir seniaus Kražių duodavo komandą, vakaliams vieni suveždavo akmenis, o antriems gatvės išgrįsti. Ir nereikėdavo brist per pelkis, pakainę, su brečkom, pėsčiomis žmogelė vaikščiodavo tvertų pagrindą. O dabar norėčiau paklausti, gal galite pasakyti linksmiausią nutikimą jūsų vaikystės? Nu, toj mokyklo toks nutikimas įvyko. Jaučiu toj vieto, kur sėdam, čia buvo muzikos kabinetas. Sėdam, tokį mokytoją, kur muziką dėstė, paleisdavo plokštelį. Nu, ir reikėdavo iš tos plokštelės skambačius garsą atskirti, kas dainau, žinai. Nu, ir mano draugų tokį kaptavį pasikviet, žinai. Buvo tokia daina Auksinis raitelis, žinai, uždėjai, žinai. Nu, aš sėdžiu ten trečioje eilėje, žinai, taps pakainę. Nu, tas draugelis mano vieną pusį pakasa, o antrą pusį pakasa. Nu, neatsimenu, žinai. Gauti tas sutelis po galvą. Nu, ir dabar, o aš jau nekantrauju, noriu žinai, cementinis raitelis. Mokyti išgerti, kažkanam sufleruoju. Marius, stot! Aha. Lauk iš klasės, dvejats. Tap aš pirmą dvejatą gavau. O sakykit, vis tiek kažkoks buvo jūsų nusižengimas tėvų, ar dar kažkas gal prisimenat? Tai pala, dabar klausimą. Tėvų nusižengimas, mom? Jūsų tėvų prieš tėvų nusižengimas, neklausimas tėvų, ar dar kažkas? Taip, vakalė. Tėva mane mokėna būti gerų žmogų. Ir aš tokį nusižengimą su padaręs dar neįdams į mokyklą. Su kaimyną vakas žaisdavau, man buvo vyresnė amžiaus, aš parsinešiau pieštoką. Kadangi didelę norėjau su tom pieštoku peizavot kur nonšina. Ir mama pamatė tom pieštoku, kad aš parsinešiau. Ana žinojo, kad aš mano neturėjau. Ir paklaus rankų paėmus. Sak, Mariuk, sak, iš kur tu pieštoku, žinai. Man irgi visas sotelis apmėrė, žinai. Toks nepatogoms pasidarė. Sakau, mama, aš iš kaimynų parsinešiau. Mama man sako, aš didelę tau nebarsiu, tu pasimk ten pieštoku, nuneš kaimynui, atsiprašyk, jie atiduok. Tom dalyką aš irgi drebėdams nuėjau pas savo draugus tus, sakau, vakalė, sako, aš padariau negerą, tom pieštoku pasiėmiau, aš gražinau. Ir nu tos gal didelis skryniaus stovėt palė kelbą prie manęs. Aš tada iš karto kruoksiu, paskinu tos auks, kas palėk, žinai. Nu, blogiausia atveju nunešku į policiją prie dausų, žinai, kad žmonės pasiėmė. Tai va tokį nutikimą esu gyvenime turėjęs. O sakykite, vis tiek yra Kražantė, Kražiai, kodėl vis tiek yra Kražantė nutaupė? Kaip į pirmą minavojau, pakeitė užvadėnį, neprietelę atėjo. Dėl to, kad neprietelių tikslas ir buvo, kad mes kuo greičiau žemaitišką nieks nepasirokojom. Juk čia buvo pirmoji žemaitėjai sostinė, dar prieš 600 metų. O tu dalyk nenorite jūs žinoti, bijot. Nu, nebijot, gal nepasakot, bijot tas, kas turi pasakyti. Ir tas užvadėniams ir buvo. Nors kitai irgi galbūt ir teisinga, dėl to, kad kilmingas žmogus toje erdvėje gyvena, nu, vardas buvo Gražys. Reiškia, irgi galėjo nu to kelti. Tai va tas pavadinimas Gražys ir lieka Kražantė ir Kražius. Irgi antra versija yra. Bet aš einu už pirmą versiją, kad didelė Gražia buvo gyvenčiamas. Tai tiek, ačiū už klausimus. Nu, malonu, kad žurnalistų išsamius klausimus su mislyje žino.
Jau čia 3 dienas negėrė, ne? Ne. Smagu girdėti. Nu, pasiruošęs? Dėba. Sveiki. Aš turiu jums keletą klausimų. Koks jūsų vardas pavardė? Taip, ponuli, jūsų vardas pavardė galim paklausti. Viktoras Sungaila. Didelė malonu. Būsiu Marijus Čekavičius, valstietis iš tų kraštų. Kada jūsų gimimo metai kokie? Nu, Svietą išvydau prieš 59 metus. Tai gali spėti, ne? Aritmetika mokas. Tai nesimoka. Nu, tai 50 ateimsi nuo šių dienų rasi. Kokia jūsų liūdniausia jaunystės istorija? Tai kad, nu, netum to gal pradėti, nu, apie Šustromariai. Liūdniausia istorija. Nu, vakali, kad tokių istorijų didelė, žinai, nesinori atminti laikyti, supranti. Nu, vat ir esu broliui perštą, gal nukėrtis. Tai va tas atminėm turiu didelę nesmagų. Man buvo 6 metai, broliukui 2 metai, aš atras kapojau su kirvaliu, on atėjo, žinai, ronk, padėjant kaladis, nu, iš anam vieną perštą sutrumpino. Tai galvoju, spaudų, tu, žinai, perštą atgal iš žaltys nekėjim, žinai. Nu, bet tada galvoju, didelį bizumį. Tiems, ką šveiti, tu kervį tik radom po 40 metų. Reiškia, o tai didelį turėjau negero, man daug šitą blogom, žinai. Jau tikrai jau čia buvo. Na, bet va, broliu prie savo perštą, viskas po šią dieną koms, žinai, čerp nulaikas, pakairę dar. Gerai, dar vienas. Kokius mūšius žinote šiame regione, papasakoti apie juos? Manau, kad didžiausias mūšis, ko gero, buvo 1408 metas, kažkur plius minus. Kada tie visi neprietėlė, kurie vadinasi išdavika, kur dabar garbin, Vytautas, buvo Žemaitijai užrašęs tiems vokietėms. Ir čia rezidavo vokiečių magistras, 2 metus šatys. Mergas gvaltavoja visą ketą, žinot, čia Žemaitę duoklį neš. Nu, Žemaitę neapsikentin, reiškia, davė nims įstrienas, reiškia, kad tams vokietėms. Mes liuka išvėjai. Nu, paskiau 1831 metų sukėlėms. On čia irgi smarkiai dalyvavo, ypač Kražių gimnazijos vaka. Buvo toks Andrijauskis, pavardė didelė žinoma, reiškia, prisidėjo prie sukėlėliams tiekimą, tiek maistą, tiek medikamentų. Nu, Kražių skardinys, tai irgi čia 115 metų mūsų imnitėse nebuvo. Nu, čia kita vėrė gynė vieną bažnyčią nuo kitos bažnyčios. Nu, kazokas su pyka, biškiok su nagaikom per strėnas praėjo. Nu, aišku, Pirmas pasaulinis karas gal didelę smarkę neužkliuvo, bet antras pasaulinis karas, tai Maskvolė buvo apsikasin medžiokalnį, a Frica buvo apsopinčina. Nu, ten Kražių miestelį padėgit, kad per dūmus, žinai, Maskvolė padėgit, kad per dūmus Frica nematytų, kur tai rusų kareivė pasikavoja. Reiškia, Kražių miestelį sudėgi, dūmą įsisklaidė, ir tada vokietė tos medžiokalį nesančius rusų kareivius patvarė po vyną. Ir dabar Onžalą pjaudams įskeveldas dar taberami, žinai. O tokia situacija. Nu, tai tų mūšių buvo, žinai, keli, čia buvo tokie. Gerai. O dabar norėčiau paklausti, apie ką šios visos knygos, kurias čia atsinešėt. Vat vakaliams aš norėjau parodyti, koks išmintis yra tos knygos peizavojama. Ir kad drąsiai galite jūs pasižiūrėti ir pačiupinėti, aš paleisiu per auks, va, ir Paleksnių kapinės. Reiškia, kasinėts čia 14 km į vakarą. Tai perims 4 amžius. Ir čia žmogelė, jeigu pasakysiu, kad tuose pilkapiuose 23 perkasti buvo, žinai. Reiškia, prieš 1600 metų žmogelė gyvena prie Akmenos upės ištakų ir ani laidoja pilkapiuose imperatorius. Nes pylį kapą užvadinėms ir yra dėl to, kad buvo kapsų piltas. Reiškia, pildavo kapą tik tas didelę nusipelnusiam žmogui. Ir tams didelę kražiams nusipelnysi, tarkim, grįž senas tradicijas į gyvastį ir visi, kur būtų iškeliavę, viens į Maskvą, viens į New Yorką, trets į Paryžių ar iš kokios nors Graikijais, iš Turkijais, atvažiuodams ant tavo kapo užpiltų žemę. Iš pagarbos, kad didelė razomas buvo vaks, nu, ir karavoja Žemaitėje. Ir taip pilkapė būdavo apdėti akmenų žydasvą bendram įsilavimui. Nu, kas iš mokytojų žino, kad toks filmas Baubas yra. Kad blogas vėlis nepultų į kvarabus, reiškia, apsibrėždavo žmogus, va, reiškia, apvalėšna. Ir kad, nu, to brėžtomo tai nelektų, žinai, jeigu ant žemės būtų, bet akmena įkeravodavo, vidury padėdavo sudegintus to karvedį palaikus, o aplinkui, žinai, toks dalyks buvo.
Tai va tokį įdomą turi. Tos knygos ta žinia ir yra perdodama mums. Kokie buvo, reiškia, senovės papuošala, kokie įrankiai buvo. Tai išmintis, reiškia, rodo, kad jau prieš 2000 metų mes čia neturėdami metalą viskom turėjome. Reiškia, į gražią didelę klestėjį. Vat praleis, prorongs pavyzdėsit, ką patrodė, visi 900 radinių yra užfiksuoti, žinai. Čia kas toks bendravaris, pavyzdė. Paskiau nežinos, kur buvo. Tai vat supratau, vat čia yra, pavyzdžiui, prūsų istorija, 1681 metas parašyta, prieš 330 metų. Ani mūsų giminaitė buvo. Tuoram, aišku, istorija žemaitiška, Daukans 1840 metas, vienintelis, ko gero, čiupinėjai Lietuvos metrikas. A Lietuvos metrikas, žinai, kas jį? Nu, tai buvo istorija aprašyta iki dabartinis Lietuvos ir iki Vytauto galo. Reiškia, 290 knygų, kur Maskvolė išgabena ir dabar Sankt Peterburgė keravojamas. Vat Kražiškė, reiškia, mūšis dėl Kotino. Tam mūšį vadovavo Jonas Karolis Chodkevičius. A tas užvadinims anot, ko nors sak pačia. Nu, žurnalistas turi dar daug paskaityti, žinai. Reiškia, tai Jonas Karolis Chodkevičius buvo Žemaitijai seniau. Ir kur buvo pagrindinį buveinį, žinai. Nu, kur sėdi pats? Kur mokinys? O, tai Kražių kolegijos teigia. Pas Kražiuose rezidavas, praeitį. Ir mes anapinę paminklą neturim. Nu, ir čia didelį išmintis yra Lietuvos sienas. Visi žemėlapė tų laikų, kada mūsų dar nebuvo. Va, ir pavyzdėjus, žiūri Žemaitijai. Nu, Nevėžį prasideda, vieni sako, nuo Dubysos, o pasirodo, nuo Neries, nuo Nemuno. Tai išmažinant mūsų kraštą, ne? Negera dar mes liekame. O to ženis vis čia yra iškeravotas ir anoms perskaitys, aš galiu jums pasakoti istorijas. O dabar? Jau baigęs laikas, ne mūsų? Gerai. Nu, ačiū už klausimus. Už atsakymus. Abeški sužinoja? Taip. Didelę smagų. Labą dieną. Aš esu Dovilė, o kaip jūs girdėjau, esate Marius. Tai norėjau pasiteirauti, mes girdėjome, kad jūs laikote žirgus. Ir norėjome sužinoti, ar jūs jų daug turite. Taip, jūs teisėjai, Dovilė, esu Marijus ir jau 4 metą auginu žemaitokų kilmės žirgus. Anų dabar 7 laksti mano kaimenėje, su 4 jau juojam. Tas ant tą, kur operatorius keps, žinai, perštą judina ir bandė nukresti, žinai, didelę patenkins buvo, stringus iškart parvažiavęs keičiame. Ir kas nebijos su žemaitokas juoti, spakainę gal tam dalyką realizuoti pas žmonės. Ir didelis senovės žemaičius parokavėms, kas juo žirg, tas yra liuksas. Taip, aišku. Norėjome dar užduoti vieną klausimą. Ar jūs domitės gyvūnais? Nu, kadangi žirgus auginu, tai be abejo privers domėtis gyvūnas. Ir pas žmonės tvartelį yra senoji tepo keulis, anos vadinas vietinis, anos auskariukas to, žinai. Tap, kaip mergiks ant ausų kabinat, a ten gyvi auskariuką tokį kabą. Tai va tokie dalykai. Nu, yra liudininkų iš jūsų klasės irgi matė vėl, kad tokį, žinai. Ir drąsus yra vėl ir sakau, kada bus nepašerts, o tokiam filmuotojui gal stringus ir kans, tai vienas, žinai. Tai kaip supratau, jūsų mėgiamiausias gyvūnas yra arklys? Mano mėgiamiausias gyvūnas yra žirgas. Aišku. Ką žinote apie kražius? Tai didelė su Samogėtės istorija susijus vietovė. Ir kada buvo Kražių gards, prieš kokį 1000 metų, prieš 2000 metų, čia žmonės gyvena didelėje begadu. Tai man širdis suop, nors aš nemačiau, kad Dausina ežeras yra nusausins, kuris buvo į rytus nuo Medžiokalnių. Su Medžiokalniu yra didelė daug įdomių dalykų susiję. Ir vakale jūs, jeigu turėtumėt laiką, biškiuką, aš jums čiut paskaitysiu, kadangi prieš 1600 metas, kada buvo Kražių kolegija atidaryta, reiškia, ten mokė toks Sarbėvijus. Ir 1619 metas parašė Jonui Karoliui Chodkevičiui, reiškia, poemą. Ir kaip įdomės kam, kai užkloja laukus purpurinį pavasarį skraistį, Gracija tąkart meili, o Apolono Kražius aplaikė. Kai įsivaizduojat graikų dievą, į Kražius buvo atkeliavę prieš 400 metų. Taip, kad didelė Gražia čia buvo. Ir Kražė Žemaitija yra didelė brangi vieta. Ir misliu, kad jūs vakale turėtumėte didelę keravot, nebijot žemaičiką rokotis, kas nors, kas jau drįsta, žina.
ir gerbti. Nebėgti į Airijas, į Ispanijas, ten rūrų plauti svetim šaliams, o grįžti savo gimtinį, kur jūsų senelė, tėvelė gyvena ir dirbti, kur mūsų žemaitėjais geruoju. Tai va. Dar vienas klausimas truputį į kitą pusę. Ką išmanote apie naujasis technologijas? Naujausias technologijas grįžti prie seniausių technologijų, kada žmogus savo mintėm galėjo visą pasaulį vietą valdyti. Tai tas naujoms yra senomų grįžinimas. Pavyzdžiui, pas manęs vakalė, žinokit, net kompiuterį nėra. Nieks nesuvaukština. Bet aš pagalvoju, kad Luks nori jodinėti su žergu. On jau man skambina. Dėti sako, ar atvažiuos pasiimčiau. Reiškia, jau susijaučia minskėti. Ir aišku, mobilias buvo padėti nukret, to vadinamą nešiojimą telefoninį ryšį, ons reikalingas dalykas. Reiškia, tai tos naujas technologijas, kada žmonės valdė aplinką savo mintėm, kada gyvena harmonijoje darno su gamta, dar mes anų nepasiekėm. Ir mūsų prietelė, jeigu mes paskaitysime apie Apoloną, Apolons buvo dievas, mūsų senasis upių dievas. Ano užvadenims buvo upelionis. Ir jo mam buvo lietuonė. Per lyto teidavo. Tai tos senas technologijas, reiškia, buvo antik išmintingas. Tik žmogui buvo vilgada gyventi. Ir dabar mes ieškom, kad žmogus gyventų sveika, kūns būtų laimingas. Mes ano netorą. Reiškia, langą plastikinę. Reiškia, jau chemiją kvepuojam, ne, mokyklom, o aš išėjęs kvepuoju ekologinių orų, švarų. Nebent kiek ten iš kito atnešė. Vandenį gerų šaltinį. Dabar vakalę pradėjai klevus solą bėgti, šiandien papytų bėgs, žinai. Kas klevus turit drąsią grėčti. Įsivaizduoti, klevus sulos letras sukalinį savi, koks pieks pajudinsit, žinai, net ten čiup su kraim, ten, žinai, ant tos mūgį gerą, žinai, plasmasį pačiulpėt, žinai, bet tai nėra jūsų gerovės rezultatas. Gerovės rezultatas bus, kai sulos jūs išgersit. Žiūrėt, kad mergas gražis, mergikė vakė patenk, žinai, šokį norit iš karto. Vat tos senasis technologijas ateityje. Tai tiek, tada ačiū už atsakymus. Jau pasibaig? Gera. Tada iš čia buvo sena riekučia rūma nušalus ir srovės, kurios vidurio upės šniokščia, džiugiai krykšdami, to jau pasveikina kražius. Paukščiams iš tolumos atsiliepė aižiusios olos. Paminavojimo prieš 400 metų olos. Dabar, kad tokį dalyką buvo, mes net neįsivaizduojam, kuriam šmuoti galėjai buvo, žinai. Kražė, atsako to jau jiems akmenis, kražė, brūzgyna, upės kražė, linksmų balsus kardena, godžia, paukščių gimtinį gyrė ir aidas tankme užgauna. Va, tai kas įdomiausia, iš tai jau būrio svečių pasitikti išeina Apolonas, žinai. Kapminavojo buvo mūsų senasis dievas, upelionis. Tai vat tokią žinią mums Sarbėjus perdavė Šeidyną. Kažkada buvo olos. A labirintą olos urva znočiai, kad prie vandens buvo tobula šventykla, galinga šventykla. Ir Medžiokalnis po Šeidyną yra didžiausia šventvietė plotų. Ir vakalė, kaip dabar jūs sėdė čia mokyklo, senovė vaka žinis gaudavo žinyčiose. Ir misliu, kad viena iš pagrindinių Samagetijos žinyčių buvo kražios. Tai reiškia, baigdavo didelė išmintingi žmonės. Ir jau 14 metų oni viską mokėjo daryti. Jeigu vienas buvo puodžius, o antras juoju su žergu, žinai. Tarkim, motorinkas remontuodavo ten senovė, žinai. Jau tų motorinkų buvo perkandis keurą, žinai. Jau tu išardytum, surinktum, užsireiškusiam akiem, žinai. Kas pūdus lėpti, pavyzdžiui, filmavo senovė, ne, prieš kokį 1000 metų, žinai. Reiškia, on irgi tu filmavo, žinojai, ką padaryti, viską nuo A iki Z. Jau 14 metų. Spakainė. Nes žinys tas, kuris organizavo filmavimą, on tų dalyką nam perdavė. Ir ans dar tobulėjai. Tokie dalykai buvo. Negalvokit, kad iki kražių kolegijos nebuvo tų vietų, kur vakalė žinis gaudavo. Buvo, bet mes užmiršom per tokį laiką. Ir tos vietos vadindavos, kur nedidelė buvo mažėkė mokyklėkė, žinytė vadinos. Žinytė, 10 akų subėga, 15 į kopetą mokytojus žinys išmokina
kokiu nors, skaitykime, austi, raštą. Mes žinom, kad ant megztinį išausta kažkas gražaus yra, išmegzta. Mes vadinam rašto, ne? Tai reiškia raštą mes dar turėjom, nežinodami, kad čia parašys mašina. Jau raštas buvo ant audinių, ant juostų. Reiškia, tas dalykas buvo ant diržo, ant sagtys, kur nors. Tai buvo ta garsinė informacija užfiksuota tuose raštuose. Mes nebemokam skaityti, bet tada ant vadinos rašto. Gerai, į klausimą patenkinam atsakiau. Ačiū labai. Labą dieną. Kiek matau, jūs turite čia knygų? Apie ką jos? Šios knygos? Labdien. Čia tose knygose visa išmintis ir praeitis, kuriuose rašo apie mūsų tikrą kraštą istoriją, apie mūsų užvadinimus, apie mūsų didvyrius, apie mūsų kultūrą, apie papročius. Tai tose knygose didelės žinias, kur mislijų biškiuką aš jau žinau, ir didelę norą, kad jūs vakale irgi vienas perimtumėt, jeigu turėsit norą. O kokia jums mėgstamiausia šitą knygą? Mėgstamiausia be abejo yra Simono Daukanto istorija žemaitiška. Tai didelė, reiškia, daug išmintys čia yra užkonstatuota. Ir mislijų, kad kiekvienas žemaitis tokį knygą turėtų perskaityti, nors perversti ir sužinoti apie savo kraštą tekrą istoriją. O ką žinote apie Medžiokalnį? Istoriją gal, pavyzdžiui? Truputį apie Medžiokalnį galiu drąsiai pasakyti, kad tai pasikartosiu. Viena iš didžiausių šventyklų buvo, reiškia, Sarmatijos imperijoje. Nes Medžiokalnis priklausė šventajai giriai, kuri ėjo nuo Raseinių iki Šventosios. Ta šventoji dabar tebėda prie jūros. Medžiokalnį galimai gyvena mūsų deivės, kurios globoja žemaičių senovėje. Tai deivė Medeina ir deivė Žvėrų. Reiškia, ir nebereikala Medeinas gatvės užvadinims dar tebėra lėkis. Tos šventyklose buvo daug žmonės mokinami, kaip harmoninga gyventi. Ir šventyklo buvo keravojama ugnis. Vaidilotis ugnis saugoja. Ir saugoja ugnį dėl to, jeigu pas tavęs prieš 1000 metų pečius užges, ar ne? Tai tu jau, pramiegoja, su gaspadeniu jaunas, apsikabenis naktį buvo, užmiega. Atsirėjo keli rytą koknių užgesų, į to kepurinus jiems lėk pas Vaidilotis, kad dėkite kepurim ant žarėjų, koknių užgesų, Tai prasineždavo numį ir jis pūsdavo vėl iš naujo pas savęs ugnį židinį. O gal žinot, kaip Kražių miestelis susiformavo? Mislijų, kad Kražių miestelis formuosias dar daug. Motitas yra didelė apmaudo, kad pabėgat jūs jauniams iš to Kražių, jūs tėvelė ir ta. Reiškia, apie Kražių rašytinius šaltinius, visi peizavo, kad 1253 metas buvo. Bet aš drąsiai rankų pridūšis galiu pridėjęs pasakyti, kad Kražiams kokį 6000 metų. Bet mes gyvenam tokio vyto, kur daug saulės, daug drėgmės, reiškia, ir tik tas akmenyse ir molį šlek, kur 2-3 metrų gylį po mumis gal gyvena senoji Kražių gyvenime. Tai buvo, kur žmokėlė toks kapjus gamena, stalo įrankius, medžioklės įrankius, buities įrankius, kėtis, pavyzdžiui, ir stalelį, Bet ton dalyką mes tik tas galim rasti 2-3 metrų gylį. Iki to, mes nesikasam. Aš nekalbu, kad žvejybos įrankių didelė sočia buvo, kadangi Dausynė ežeras buvo. Dausas žmogėliams buvo. Tai Kražių istorija tikroji turėtų prasidėti nuo 6000 metų, nors ant sakytų, bendruomeninė pirmykštė santvarko gyvena žmonės. Bet ani gyvena tokioj santvarko, kur viens už kitą galvą golis. Praeit buvo vienybišna. Pirms vaks gėmė, anu naprengi. Ir kai gėmė 15 vaks, anu naprengi to pirmagėmė prieš 15 metų gėmus. Ir šeimo buvo tokį darną, toks viens už kitą, dėl to, kad tom rūbą turėjai pirmasis gėmis ir paskutinis gėmis. Tom pačiu rūbą buvo, on turėjai šeimos energiją. Taip ir didelį šeimos energiją. O tokį dalyką buvo. O gal prisimenat savo liūdniausią istoriją iš vaikystės? Jau vienas įks sakė, aš čia nepasakos, ką brolį peršnuką, pavyzdžiui. Negera tam. O linksmiausia tada? O linksmiausia. Pačią linksmiausia. Toj mokyklo, kad mokėmės su savo klasiok šokom, antram aukštį būdavo šokėje. Aš anon turėjau perklyną iš ten, toks buvo šokis, mergėts, tą pačią pasėmiau ronks, proklyną iškišau ir anon tempiau. Ir dabar misliui ten lietuvių kabinės buvo.
jau eina kakalis su kulniukas į ton sceną, kur vadinas Doris, žinau, tą pirleką kulniuką, žinau. Nu, liceis toks buvo, žinau. Nu, tad lets buvo atsitikė, žinau, toks jau. Ką žinote apie Kražių kolegiją? Nu, kadangi man, kai aš mokiaus tavo metų būdams, buvo toks Edvards Drimeiks, buvo iš Gvaltavojais parašyta apie Kražių kolegiją, reiškia, didelį referatą, 40 lapų, dar jaučiu, kur nors goli pas manęs. Reiškia, tai galiu pasakyti, kad Kražių kolegija 1616 metas tikėtina, kad buvo įkurta. Tarp kitko, tas Jonas Karolis Katkevičius ir buvo Kražių kolegijos fundatorius. Kada jėzuitus išvėjo iš Anglijos, dėl to, kad ten norėjo padaryti perversmą, nuversti Anglijos karaliaus Tilton sostą, jėzuitai atsikraustė į mūsų kraštus. Nu, ir jie pradėjo vykdyti savo, nu, aš drąsiai sakau, blogą veiklą ir per anų veiklą mes užmiršom savo praeitį, buvo išžudyti žinia ir panašiai. Bet kitavėriams, Kražių kolegijos atsiradėms, jos egzistavimas buvo pažanga. Dėl to, kad žmogelė mokinos raštą, reiškia, Ani pažino, nu, sąlyginai praeitį, turėjo įsilavinimą, galėjo vadovauti toliau grįžint namuos, ūkiams, valstybė, gauti kažkokias pareigas ir išlieka žmonėms. Man didelė smagu, kad jums, reiškia, ne tik, kad, reiškia, tas buvo Katkevičius, bet kad toks Sarbievijus mokėna Kražių kolegijo. Tai buvo vienas iš žymiausių Europos, reiškia, mokytojų ir tų poetų vadinkė. Ir Sarbievijos buvo tokie žodė, kad man sulaukė amžiaus, kai aš mirsiu, kad ant mano kapą būtų užrašyta. Čia ilsisi paskutinis Sarmatijos Dainius. To dalyk neliek padaryti, žinau, kur buvo palaidos. O šiaip tai Kražių ir tiek kolegijas, tiek, reiškia, gimnazijas reikalas daug garsių žmonių išaugė. Reiškia, aš jau minavojau, kad tai sukilimuose 21-63-4 dalyvavo, Kražių skerdienis buvo. Ir jaučiu, kad dar iš jūsų išaugs daug iškilių, kražieškių, kur drąsiai žmogelė sakys, vo žiūrėk, iš Kražių, eik tu savo, kažką pažįstu, mokinomės suolį. O dabar prezidentas nebesišneka. O taip, tokį dalyką galbūt. O ką žinote apie Kražių skerdynės? Trumpai. Nu, trumpa, tai čia viskas aišku. Norėjai, reiškia, ton dabartinį bažnyčią paimti, ko gero padaryti cerkvę ir nukelti tus visus tikinčiusius į anon bažnyčią, kurios nebėrėjau, ant Vytauto kalną. Nu, žmogelė nesuteka didelė. Nu, kažkoks neprietėlis nusiunti žinę įvarinius carą kazokams. An jis suprato, kad tai buntavo žemaitė. Nu, kazoka buvo paėdin, bet sako, juojam, žinau. Nu, jie juoja su nagaikom. Nu, tim žemaitėms, kurį ne iš anos bažnys sienom, biškiok strėns pakasi, žinau, tarp subotagą, žinau. Nu, skaudė pakasi, skaudė, žinau. Ir kas įdomiausia, kad tada Kražiai išgarsėjai toj carinėje Rusijoje ir išgarsina ir Žemaitėje, ir Lietuvą. Kadangi tus nukentėjusius Kražių žmonės gynė patys garsiausi carinės Rusijos advokatą. Ir daugelis žmonių buvo pakeista, reiškia, tremtis ten 25 metams, sumažinta iki 5, kiti netgi paleisti buvo, žinau. Bet tai buvo įrodymas, kad Žemaitė vis tik, jeigu nusistatė, viskas oni turi savo pasiekti, žinau. Nesvarbu, ten kazokų šeims, ar tūkstantis, ar ten Maskuolę išsakant, ar ne vis tiek įsikėbinė, tu bažnyčių laikės, tam meldės, nors gavo per koprą, per strėlus. Nu ką, ačiū už informaciją. Malonu buvo. Malonu, man yra didelė malonu, sėkmės tavo. Buvo, kaip tavo vardas? Roks. Roks to ir matuosi, žinau. Važiuoju dabar į namus, tai dabar apie Roką jam kalba, žinau. Važiuoju, Roks numyžina, gražus ors, viskas tvarko, žinau, atsipūti, šalms uždėti, žinau, jau greit matus Kražiai, jau žinau, apie bulbinį galvo, žiūr, priek žverbį, žinau. Žinau. Roks į kairį, žverbis į kairį, roks į dešinį, žverbis į dešinį, paskutinis Kražių žverbis, žinau, tenkšt, susidūrė. Nu ko, žinau, žverbis nupūlint smėlį, žinau, roks ant stabdžių, paskutinį Kražių žverbį užmušiau, jėdas, koks aš negeras, žinau. Nušoka, žiūrė, dar žverbis savo štielniks, kuo jis jodin, žinau, jis greitą ton žverbių paėmė, įsidėjo į kišenį, kad nesuspaustų, žinau, vėl tu matos klausikūris parvažiu namį. Jie netroba, nu kur čia ton žverbių padėjus, dar gal gyrs leka, žinau, nu žiūr, nu narvelis, nu kanarėlis, ne? Gal turėjo ten tokį dalyką, nu, tu greit darė narvelį, išvalį dolkis, žinau, tu žverlių padėt.
Na, ko čia dar padarius, žiūrėk, mergas kvietiš, na, aha, nu gal dar žvirblis atsigaus. Paim blidok, vonis įpylį, iš duonės dons patropint tam žvirbliui, žinai, jeigu atsigaus, narvelį uždarė, išvažiavo pas mergų, žinai. Praein pos valandis, tas žvirblis gulėjo, cik, drink ant kojų, atsigavo, žinai. Pradėjai striks po narvelį, nugyvėjęs visur gruotas. Pasižiūrkas ant žemės, dūna ir vandų. Susparnas galvų užsiėmė, ruoką užmušiau. A suprato? Sveiki. Ko norėjote būti užaugus? Kaip ir visos, norėjau būti aktorė. O kodėl jums ta aktorė labai patinka dirbti? Tada dar nesupratau, galbūt todėl, kad gražu, įdomu, gražiai pasipuošęs esi žmogus, dėmesio daug gauni, gal todėl. O dabar manau, kad visas gyvenimas yra kaip aktorystė. Ir aš dabar vaidinu, ir jūs vaidinat, ir tie, kurie klauso, irgi lygiai taip pat vaidina žiūrovas. Tiesiog tai neatsiejama. O kokia jūsų buvo pirmoji meilė? Pirmoji meilė buvo graži, platoniška. Ir kaip visada, kaip turi būti pirmoji meilė, tai nelaiminga. O jūs tai, kaip norėčiau pasakyti? Kur susipažinote? Kadangi jūsų amžius toks, kuriam labai įdomu tie klausimai, tai labai puikiai suprantu jūsų klausimus. Nes reikia kaupti gyvenimo patirtį, žiūrėt, kaip kitiems buvo gyvenime ir pačiam bandyti atrasti savo kelią. Mokyklai, žinoma. O kelintoj klasėj? Pirmą kartą įsimylėjau pirmoji, antrą kartą šeštoji. O įdomiausias įvykis? Įdomiausias? Turiu tokią keistą karmą įsivelt vis laik įdomius įvykius. Tai gal galite kokį vieną papasakoti? Nu, vienas iš vaikystės įvykis įdomiausias. Draugiai, tiesiog mokykloje buvo renginys, aš buvau po ligos ir kelias buvo tolimas iki mokyklos, 5 kilometrai. Močiutė mane apmovė guminukais, kadangi aš po ligos, o tą dieną mokykloje buvo renginys. O draugė su bateliais gražiais, baltom koinytėm, pasipuošus visą jį turėjo eilėraštį deklamuoti, mes buvom antrokės, keliaujamės tuos kilometrus savo iki mokyklos ir buvo didelė pelkė. Ir tokia didelė, kad vos ne per visą kelią. Kadangi antroji klasė, kai esi ir tas kelias atrodo platus, ir kalnas atrodo didesnis, tai aš sakau, tu nevark, neik tiek aplinkui, aš tave pakelsiu ir pernešiu per tą pelkę. Nu ir aš pakėliau, bet per pelkę nepernešiu. Tiesiog pritrūkau jėgų ir pastačiau vidury pelkę su baltom koinytėm. Draugė, mes susipykom, aišku, nuėjome mokyklą skirtingose kelio pusėse, bet grįžom vėl susitaikiusios. Buvo labai išdykus šiaip, tai tos draugės tėveliai buvo net uždraudę su manim draugauti draugiai. Labadiena. Labadiena. Norėtume jūsų šiek tiek paklausti. Tai pirmasis klausimas būtų, ar jūs ką nors žinote apie Kražių kilmės vardo istoriją? Labai nedaug žinokit, kadangi aš esu, kad ir netoli gyvenu prie Kelmės, bet apie Kražius taip daug nesu įsigilinusi. Istorijos nelabai tiesą pasakius mėgstu, tai užtat tais trumpai ten šiek tiek Kražius. O ko jūsų gyvenimas susijęs su Kražiais? Čia jūsų giminės ar panašiai? Taip. Kražiuose aš dirbu. Atvažiuoju iš Kelmės ir čia dirbu kultūros centre. O jums Kražiai kaip miestelis patinka? Taip, labai nuostabus miestelis, yra labai draugiški žmonės, aplinka labai gražus, gamta, pastatai. O žinote Kražių istorinius objektus? Taip. Galite išvardyti? Nu, galim pabandyti, bijau apstrikti, gal ką nors praleisiu. Mūsų bažnyčia, taip, Kražiai, Vytauto kalnelis, bažnyčia, kaip čia, Medžiokalnis, kultūros centras, ką nors praleidau? Na, ne, užteks. Užteks. Ir dar šiek tiek norėtumėm paklausti apie jūsų mokyklos laikus. Jie turbūt šiek tiek skiriasi nuo šių laikinių.
Žinokit, nelabai, taip jau labai ryškiai tikrai nesiskiria. Tai norėtumėm paklausti apie jūsų taip pat įsimintiniausią nuotykį mokykloje. Mokykloje. Kadangi aš nebuvau labai išdykusi mergaitė, jau ir mūsų klasė nebuvo labai irgi tokia padykeliai, tai jau tokių kažkokių nuotykių smarkiai neprikrėsdavau. Bet mūsų klasė taip jau buvo gan susiskaldžiusi, būdavo miesto vaikai ir kaimo vaikai. Tai vat, nežinau, ar taip yra dabar šiais laikais, ar nėra, bet būdavo smagiausia tai, kad jeigu reikėdavo kokį renginiuką pravesti, miesto vaikai dažniausiai pabėgdavo, o tekdavo garbė mums. Tai va, ten galėdavom pasireikšti. O jums patikdavo eiti į mokyklą, ar eidavo tik iš reikalo? Ne, mokykloje būdavo tikrai smagu. Vis tiek yra draugai, yra pamokos, daug žinių, šiek tiek gali padūkti ten, aišku, kiek man tai reikėdavo, bet tai smagu yra mokykloje. O jūs labiau mokyklą norėdavote eiti dėl to, kad su draugais susitikti, ar mokytis? Ir šito, tiesą pasakius, nes vis tiek žinios yra įdomu. Nu, tada, kai jau dar nebuvo taip, kaip pasakyti, aktualu, ar labai mokytis, ar labai su draugais, bet kai dabar mokykloje esu pabaigusi, tai tikrai nesigailiu, kad ėjau. Ar norėtumėte sugrįžti į praėjusius laikus, vėl į mokyklą? Žinokit, gal būtų smagu taip prisiminti senus laikus. Ačiū už jūsų atsakytus klausimus, buvo smagu pabendrauti. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtumėm jūsų paklausti porą klausimų? Prašom. Pirmas klausimas būtų galbūt toks, koks jūsų buvo pats įsimintiniausias įvykis paauglystėje? Daug tų įvykių buvo. Galėčiau prisiminti, aš lankiau šokių ratelį, 11 metų šokų. Turėjau pirmąją mokytoją, jinai mane mokino šokti. Ir atsimenu, buvo kažkoks tai koncertinis mums pasirodymas, Kelmės krašto muziejus, kur labai yra dvaras buvęs. Ten tada irgi scena tokia, ne per didelė kaip ši, užvaldos tokias atsimenu irgi kabėjo, po šiai dieną prisimenu žalos, tokia spalva kai šita, tik tai jos buvo barchatinės. Ir ten buvo prismaigstytas smeigtukų. O aš nežinau, kažko labai buvau supykus ant savo šokių partnerio, ištraukiau tą smeigtuką ir jam šokant, scenui šokant, mes tokį ratelį atsimenu, darėm ten susigaudė, aš jam visą tą smeigtuką į užpakalį suvariau. Bet jisai šipstojos taip vyriškai, ištirmingai ištraukė, jisai ten tą visą šokį, bet mes tik baigėm šokti, aš per duris lauk, ten į parką būdavo daug tų tokių takelių, ir mes ten tais takeliais lakstėm, o kuom ten baigės, nežinau, ar mes ten susimušom, ar ne, bet jau kažkaip išblėso tas dalykas. Ar ten mokytojai mus sugaudė, nebeprisimenu. O šiaip, kodėl pasirinkot šokį savo kaip pomėgį? Ne kokį dainavimą, ne vaidybą būtent? Nežinau, turbūt užkrėtėm mokytoją, turėjau tikrai nuostabią mokytoją Pažarauskienę ir po šiai dienai jinai turi labai daug vaikučių, tų šokėjų, išugdžius. Jinai buvo tikrai labai nuostabi mokytoja ir turbūt mokėjo patraukti savo tokiu entuziazmu į tą šokį, perteikti meilę šokiui ir dėl to pasirinkau tą šokį. O kaip mokykla patikdavo jums ją lankyti, ar dėl draugų tiesiog eidavo? Patikdavo. Mokykloje tikrai turėjom nuostabius mokytojus, su kuriais po šiai dieną dar pabendraujam. Ir tikrai šilta ir malonu susitikti. Mokytojai tikrai mūsų laikais buvo tikrai labai atsidavę. Kai kartais dabar mes sakom, ant mokytojų yra mokytojai, yra pedagogai. Tai mūsų laikais aš manau, kad dauguma buvo tik mokytojai, pedagogai gal buvo koks 1-2 per visą kolektyvą. O lankėt Kražių gimnaziją? Ne, aš lankiau Kelmės dabartinę Kražantės mokyklą, kažkada tai buvo antroji vidurinė mokykla. O kokie didžiausi skirtumai nuo jūsų mokyklos ir šiuolaikinės mūsų mokyklos? Turbūt nesiskiria. Jūs irgi jauni, smagus ir mes buvom jauni, smagus mokytojai. Niekas nesikeičia, ne. Vaikai eina mokintis, gauti žinių ir jūs dabar einat į mokyklą ko? Mokintis, gauti žinių ir pabendrauti tarp savęs, ne? Ir mes to paties einam. O apie kokį darbą svajojate, kai buvote jaunais? Aš kažkada galvojau tapti modeliuotoja. Ir ruošiaus gan tam, bet
nuvažiavus man kažkaip, nepatiko ir nebestų, nepalikau dokumentų ir pasirinkau režisūrą. Kodėl Režisūrą? Irgi nežinau, gal taip, tuo metu, sakau, aš tokia buvau aktyvi, visuomenininkė, reikėdavo vaidindavau, aš taip pat irgi dainavau ir muzikos mokyklą laikiau, bet šokiai man kažkodėl buvo arčiausiai dūšės. O su ko grojate muzikos mokykloje? Su pianinu. Kodėl dirbti pasirinkote būtent Kražiuose, o ne kur kitur? Čia taip išėjo, aš dirbau Butkišky, vyko reforma kultūros, buvo uždarinėjami kultūros namai, mažinami ir mane automatiškai perkėlė į Kražius, į Kražių kultūros centrą dirbti režisierę. O jums čia patinka dirbti? Taip, aš turiu daug vaikų, čia jūsų Kražiškių, tikrai jūs labai myliu. Ačiū Jums. Labą dieną. Labą dieną. Gal galime paklausti jūsų porą klausimų? Prašau. Norėjome paklausti, kiek metų gyvenate Kražiuose? Jau Kražiuose gyvenu tikriausiai, čia pasakyti, virš 20 jau metų, jau senai. Gal galėtumėte pasakyti Kražiuose savo įsimintiniausią įvykį? Įsimintiniausias įvykis tai yra tas pirmiausiai, kad čia Kražiuose bebūnant mirė mano vyras 1997 metais. Tai tas įvykis yra man įsimintiniausias. O ką galėtumėte pasakyti apie savo vaikystę? Vaikystė buvo labai gera. Mes augom dviese, aš ir brolis ir gyvenčia Kražiuose. Jeigu šnekant taip toliau, bet kaip dėl mokyklų, aš mokiausi per 3, vidurinę baigiau per 3 mokyklas. Į vieną mokyklą ėjau 2 kilometrus, nuo 1 iki 4, 2 kilometrai buvo, paskui nuo 5 iki 7 kaime irgi buvo, irgi 2 kilometrus reikia eiti, nieks neveždavo taip, kaip dabar jumis čia vat iš kaimą vež autobusai, kad nereikia nebičkėti. O paskui nuo 8 ir aš baigus esu 11 tada buvo, tai čia į Kražius buvo 6 kilometrai, irgi pavasarį rudenį važiuodavau su dviračiais, o žiemą tai jau būdavau kambarį. O nebūdavo sunku taip, neatsibosdavo eiti kažkur? Oi, neatsibosdavo. Labai būdavo smagu. Čia įdomus pasakyčiau. O gal atsimenate įsimintiniausią įvykį mokykloje? Mokykloje įsimintiniausias įvykis buvo toks. Kai buvom 11 klasiai, vienas berniukas pradėjo sakyti, ar žinote, jeigu norite išlaikyti gerai egzaminus, reikia užsipirkti mišias. Ir mes, tai ten parėjo iš Pakražantė, bet Pakražantė tai būdavo, galbūt ir Kražiuose, nieks nepasakydavo, ir mes visi sudėjom, nesudėjom liką pinigų, ten nuo auklėtojos pasveikinimą, nei tėvam pasakėm, nieko tos pinigus, kur turėjom likusius, aš nenešiau, aš ten prie kuniga nenešiau, 4 mergaitės nešė prie kuniga tos pinigus. Tas pats berniuks, kuris mumis įklampina, kad visą klasį dėtų ir tas mišas susipirktų, tas pats paskundė. Ir aš buvau sportininkė, vienu žodžiu, į kaimą gyvenau, pasitaikėdavo, vis reikėdavo į Kelmę važiuoti į Spartakiadą, tai manęs nekliudė, o taip visus virkdina, atvažiavę iš Kelmės, egzaminus paskui laikėm 2 suolai tušti, viens sėdim vėl, tokia buvo disciplina, taip mumis vargina ir 4 mokinius neprileido tie, kur ne aš prie egzaminų, važiavo į Pakražantę, Pakražantė pasakė, tokių bandytų mums nereik, tai paskui šiaip ne tai baigė, o tai labai buvo įsimintinas dalykas. Ačiū už jūsų informaciją. Labą dieną. Labą dieną. Kokia buvo jūsų vaikystė? Mano vaikystė buvo, aš kaime augau, nuo Kražių 5 kilometrai.
Tai mūsų šeimoje buvo 7 vaikai. Bet mes turėjom žemės 10 hektarų. Iš tos 10 hektarų mes turėjom visi vaikai įsimaitinti. Tai mes augindavo, turėdavo karvę ir arklį turėdavo, rudenį avis pjaudavo, turėdavo mėsos ir kiaules laikydavo. Nu, o jeigu jau pritrūkdavo, tai būdavo, tada eidavom, jau kolūkio laikais būdavo, tada eidavom varpas rinkti vaikai, kad jeigu pritrūkdavom, va tokia mūsų vaikystė buvo nelengva. O koks buvo jūsų pats linksmiausias vaikystės įvykis? Pats linksmiausias būdavo man mūsų vaikystė. Mes, kai kaime gyvendavom, sueidavom kaimą vaikai visi, žinotum, kas su karukus turėdavom anksčiau, tų nebūdavo slidžių, rogučių nebūdavo, bet karukus tokius anksčiau. Susėsdavom po kelis ir nuo didžiausią kalną. Važiuodavom ir versdavom, tai pareidavom namuosim, tėvai bėgo, mes visi šlapi, pareidavom viską ir visi pasidžiaugdavom ir atsigaudavom, būdavom labai smagu. Ir taip jau susirinkdavom, kada Velykas, jau žinokit, kiaušinius margite, kur ar žaisti, tai visas kaimas vaikų. Tai žaisdavom, bitinėdavom, būdavo labai smagu vaikystėje kaime. Būdavo smagu. Ar šiuo metu dažnai prisimenate savo vaikystę? Dažnai prisimenu, kad nuo kalno, paskui vėliau jau slidės turėjom, kad važiuodavom nuo kalno, nuo didžiausiai, į kad žaisdavom. Ir būdavo labai smagu kaime, kad mes turėjom savo muzikantą. Ir kiekvienas prie savęs pasikeldavom vakaronės šokius. Ir iš visur, ir iš ten toliau Lenino kolūkį susirinkdavo augusi vyrai, žinot, mes jaunesni, šaudavom iki aušros. Tai būdavo labai smagu. O kokioje jūs, kur jūs gyvenote apskritai? Mes gyvenom nuo Kražiuose 5 kilometrai, Pupienų kaimus. Kaime. O kaip jums sekėsi mokslai? Man sekėsi mokslas vidutiniai. Aš žinau, kaip pirmą tų kaime tų mokyklų nebuvo. Buvo tik 2 klasė, o paskui 3 ir 4 buvo Kražiai. 5 kilometrus eidavom pėsti. Niekas nevažiuodavo į mokyklą. Nu ir paskui jau nuo 4 klasių, jau 5, jau 6 irgi Kražiuose buvau. Aš 6 klasės baigusi. Buvo Kražiuose gyvena pusbrolis ir manęs paprašė vaiką padamuoti. Aš padamuojau vaiką, o jos žmona dirba vaistinį. Ir mane tada jau perėmė mane į vaistinę sanitarę dirbti. Ir aš paskui pradėjau dirbti vaistinėje. O paskui ėjau į vakarinę, kadangi jau norėjau užsidirbti pinigų, ir tada ėjau į vakarinę. Vakarinėje 8 metų. O jūs, kai užsiminėte, kad eidavote pėstute į mokyklą, ar jūs žiemą nesušaldavote? Nesušaldavom, žinokit, kad mes eidavom ir į mokyklą, batukus trumpus turėdavom, arba išuotus, dar kaproninės kojenės turėdavom, užsimau. Tai žinokit, apšaldavo. Ledukai nusikrapšėm, tad būdavo smagu. Taigi, ačiū Jums už pokalbį. Man malonu. Labą dieną, mes norėtume paklausti Jūsų kelių klausimų. Ką Jūs žinote apie Kražius? Aš tai Kražiuose, mano kelimas yra ne iš Kražių. Aš į Kražius atvažiavau 1967 metais. Bet gal vis tiek, ką nors žinote? Nu tai taip, bet va man Kražiai išsigandavo atvažiuodami čia. Kai nukelmės išsėdami autobusą ir vežė čia į pakalnę. Galvoju, kur čia veža? Į pakalnę. Suka čia. Galvoju, nežinau. Pas mus tėviškai taip niekur nebūdavo. O čia taip keista. Atvažiavom čia, išlipom čia. Žinoma, Kražiai netokie buvo, kai dabar. Tokia moteris aukšta. Galvoju, Dieve, matai, Kražiuose žmonės kitokie. Labai aukšti. Nu, paskui mane nuvedė. Nuėjau į mokyklą, ieškodama, kur čia apsigyvenčiau, jau čia nieko. Tai nuvedė mane į tos mūrus, dabar vadinamą kolegiją.
ir įvedė į tokį kambarį, tai nieko nėra. Sako, atnešim tau lovą ir tu čia galėsi nakvoti. O ten užsklaščio jokio nėra beveik. Spyną užrakinė, su pirštu pats stumiai ir atsidaro duris. Galvoju, taip išsigandau. Galvoju, kaip man čia tie kražiai, kaip čia reikės čia gyventi tuose kražiuose. Bet paskui sutikau pavaduotoją ir mane, savo sūnų, sako, pareiktų pas mus, neteko man ten nakvoti. Paskui apsigyvenau, o kražiai man labai patiko. Ir susitikau tuo metu baigusią mokyklą mokinę vieną. Dabar ji mokytoja, buvusi jau mokytoja. Ir ji mane atvedžiojo po visus kražius. Atvedė ant Vytauto kalno žiūrėjom. Į apylinkės visas taip gražiai sėdėjom, svajojom čia dar. Paskui į Medžiokalnį, parodė Medžiokalnį. Nu ir atėjau į mokyklą. Mokykla labai graži, nes buvo ką tik neseniai ta naujoji mokykla, va šita mokykla pastatyta. Jau man neteko tuose senuose nameliuose būti. Ir čia labai, labai patiko. Žinoma, mokykla netokia buvo. Ir šita mokykla netokia. Buvo 700 su viršų mokinių. O jūsų kiek dabar? Apie 300 gal. Nėra. Kažkur tai. 200 su trupučiu. Tada būdavo po 3 klasės, atsimenu, dirbau iš karto su 5-okais. Jau. Paskui susitikau su vyriausiaisiais mokiniais. Su jais tikrai labai gerai susigyvenom. Ir prasidėjo nuolatinis darbas. Aš labai domėjausi kražiais. Prieš tai nelabai daug apie juos žinojau. O čia, būdams, sužinojau daugiau apie kražių skerdynės, apie tą tolimesnį kražių ateitį, praeitį. Nu ir dabar domiuosi visą laiką, nors nebedirbu, bet man mokykla ir kražius, viskas svarbu, kas vyksta susijęta su kražiais. Taip, norėtumėm paklausti dar tik klausimą vaikystės įspūdį. Toks įsimintiniausia. Vaikystėje tų nuotykių buvo įdomiausių ir daugiausiai. Nu gal iš mokyklinių laikų toks įdomus nuotykis buvo. Aš buvau dar mažykė, gal 2 ar 3 klasėje buvo miręs Stalinas. Ir mūsų atvažiavo iš rajono didelis lektorius. Mūsų visus vaikus suvarė tokia nedidelė klasė, visą mokyklą. Ir stovėjom visi ir man taip bloga kažkaip pasidarė oro trūkti. Ir aš nuvertau, daviau galvą į tą stalą prie lektoriaus. Man išnešė, paguldė mokytojų kambarį ant tokio suolo, pagulėjo. Sako, ar pareisi namo? Pareisiu. Nu ir parėjau namo, guzas didžiausias buvo kaktoj. Sako, nu tai Stalino mirtį ilgam prisiminsi. Nu tikrai prisimenu. O šiaip tų nuotykių, kitas jau taip nuotykis, kaip buvo, mes ne tai kaip jūs dabar, bet mes vaikai vakare, kai mėnulis šviečia, išeidavom į lauką, žiemą ypač. Susidėdavom rogutę, susirišdavom ir nuo kalniukų važinėdavomės. O kartais ir dieną, vieną kartą dieną išleido tėvam kalniukų pasivažinėti. Mane kaip mažiausia pasodino priekį, rogės buvo didelės. Ir važiavom, tas vairininkas nenuvairavo kaip reikia, o tiesiai į medį, atsitrenkė į medį ir mane sviedė į aukštį ir pakabino ant šakos. Šakas palingavo, aš nukritau su ta šaka. Nu ir man visam laikui liko žaizda kojai, bet parėjau namo, visi priprašė, kiek apkabinė mane vedė namo ir tik tu nesakyk tėvams, nes daugiau neišleis į lauką. Nu ir aš nesakiau, po to šokinėjo ant vienos kojos. Kambariukai nedideli, niekas nesupranta. Paskui tik kaimynų sūnus vienas atėjo, sako, nu kaip ta koja? Nu, sako, tėvai susižvalgė, kas kur. Pasakė, kad aš buvau pakabinta ant medžio. O sesė vyresnė buvo paėmus iš skuduro tokią, piniojo tą koją ir viskas. Tai ta tėvelis laikė mane, o mama plėšė tą tvarstį. Buvo daug ašarų, bet paskui
užtepė kažkokio tepalo, koja užgėjo, bet randas liko iki dabar. Vaikystės geras prisiminimas. Ir dar vieną klausimą paklausė, o jūs eiti mokyklą, kad mokytis ar su draugais tik pabūti? Ne, čia jau mokytis, daugiau mokslo ir rūpėjo. Tik tai, kai buvo pirmokį, mane mažesnį brolis ėjo ir sesė ėjo, aš per viduriuką buvau mūsų šeimoje. Nusivedė, man mažikiai įkyrėjo, daug vaikų ten rašė, įkyrėjo. Tai aš prisimoktojau, kaip rašė prie lentos. Kažką, aš prisėlinau prie langų, užsiropščiau ant palangės, langas adaras, per langą ir parbėgau namo. Tais metais manęs į mokyklą nebeleido, sako, ai maža tegu būna. O vėliau pradėjau jau rimtai mokytis. Nu ir labai smagu toje mokykloje, ypač patiko lietuvių kalba ir fizinio lavinimo pamoka. Lietuvių kalba tai va, visa poezija, visa proza, visos knygos išskaitytos prie žibalinės lempos. Kai mama užmiega, aš už tokios lovos būdavo su užgaliais. Čia aš lempą prie pečiaus susitūpus,